Jau 360 metų turime daug bendro. Gubernija nealkoholinis. Aš nepasirašiau pradžios, tai paklausiau, ar spėjai pasimėgauti šiųmetinę žiemą. Šiųmetinę žiemą? Jo, šiaip jau senokai gal nebuvo tokia žiemos, ne? Tai visai smagu yra išeiti, įsigijom su žadėtinį šunį, tai kiekvieną dieną einu pasivaikščioti, tai pasijūtė ypač šiais metais šitą žiemą, bet man tai jokių kliučių nesudaro, man patinka žiema, tai man labai smagus oras, kaip tau? Žiema? Man gerai. Tau gerai. Tik tais galvoju, ar krepšininkai gali slidinėti, pavyzdžiui. Jo, ne, mes negalim slidinėti. Gerai trauktų į... Jo, traumos tikimybė yra ir čia kitas sportas yra ir manau, kad mes negalim slidinėti. Čia geras klausimas, aš irgi kažkada apie tai galvoju ir tikrai po karjeros pabaigos važiuosiu žiemą slidinėti, kaip ten kiti slidinėja, žinai. Tai nereikia toli važiuoti, kai tokia žiema. Na jo, tai va, linksma atrodo. Šiaip norėjau pradėti nuo to epizodo. Šiemet pačioj pradžioj sezono turėjom išvyką į Kauną, žaidėm su Žalgiriu ir ten vienas tavo momentas taip visai garsiai nuėjo per Lietuvą, jeigu pats atsimeni, tai tas epizodas su Slyva. Ir daug komentarų sulaukiai visokių, kaip pats reagavai tą ir kažkaip kaip vertini tą kažkiek klijuojamą nešvaraus žaidėjo etiketę? Visų pirma, nesu nešvarus žaidėjas, gal taip tik atrodo, bet tikrai nieko niekada nesistengiu sutraumuoti, padaryti kažko nelegalaus ar ten, nežinau, specialiai padnoškę kokią pakištą dar kažką, tai taip nėra, tikrai visų žaidėjus labai gerbiu ir tikrai visų žaidėjų sveikata yra labai svarbi. O dėl Slyvos epizodo, tai nežinau, tiesiog žaidybinė situacija, jo, gavau tų neapykantų žinučių, gan nemažai, bet ką padarysi, nežinau, tai yra žaidimo dalis, ten buvo žaidybinis emocijos, žaidybinis momentas, žaidžiau, nes tiesiog negirdėjau švilpuko ir buvo paprastas ginčas, tai nieko asmeniško, tikiuosi, niekas per daug neatsimena šito momentų ir nėra įsižeidę dėl šito momento, tai tiek, neturiu ką daugiau pakomentuoti, čia paprastas žaidybinis momentas buvo. Dar vienu momentu išsiskyrei šiemet ir nežinau, ar anksčiau buvai išdirbęs diskvalifikacinę pražangą savo karjerai? Ne, nebuvau, neteko. Kaip vertini tą teisėjo sprendimą, nes tau diskvalifikacinė pražanga ne tik privertė ir baudas sumokėti, bet dar turėjai praleisti artėjančias rungtynes, kurios, ačiū Dievui, baigės pergalingai prieš Lietkabelį, bet... Taip, dabar vertinant tą epizodą, tai tiesiog buvo emocijos susikaupusios, mano nebrandus elgesys, atsiprašiau tiek komandos trenerių. Aš manau, tiesiog savo tom emocijom padariau blogą tiek savo, tiek komandai, bet kaip ir minėjai, džiaugiuosi, kad komanda laimėjo kitose rungtynėse, o dėl teisėjo darbo, tai manau, kiekvienas teisėjas padaro klaidų, kiekvienas teisėjas yra žmogus ir aš negaliu smerkti jo daromo darbo, nes mūsų teisėjai Lietuvos ir taip yra pakankamai tikrai labai gero lygio. Kalbėjom apie tą epizodą su žalgiriečiu, o šiaip žiūrint į tavo karjeros tokius geresnius pasirodymus, irgi nemažai jų būdavo būtent prie Žalgirį. Ir kiek žinau, tos kovos ir moksleivių krepšinio lygoj pas tave, žaidžiant už Vilniaus krepšinio mokyklą, būdavo tokios aršios prieš kauniečius. Kiek to viduje Vilniečio pabunda, kai tenka stoti kovą su Žalgiriu? Aš galbūt, jo, šiek tiek yra to, kad taip esu iš Vilniaus ir visą gyvenimą palaikiau Rytą, tai normalu yra, kad kažkokia priešprieša to buvo, bet dabartinį karjeros momentų tikrai prieš visas komandas einu vienodai. Tiesiog galbūt yra tas momentas, kad Kauno Žalgirio yra Eurolygos komanda ir tu žaisdamas prieš to komandą gali pasitikrinti, kiek galbūt tau trūksta iki tos Eurolygos ar galbūt ko tau trūksta, kad būti geresniais už tos žaidėjus. Tai aš nežinau, aš manau, kiekvienas žaidėjas žaisdamas prieš geresnius už save turi žymiai turbūt daugiau motyvacijos ir noro įrodyti, kad jisai nėra kažko prastesnis ir tos pinigų sumos, kurios uždirbamos tų žaidėjų, galbūt jis nori juos pasimti, tai čia yra normalu ir iš mano pusės tai nežinau, aš stengiuosi kiekvienas rungtynės vienodai ateiti ir tiek. Žvelgiant į tą pradžią tavo karjeros dar į krepšininką,
turėjai šansą irgi prie Žalgiriečius, bet Eurolygos jaunimo turnyre vieną geresnių statistikų surinkti. Ten vyko tas kvalifikacinis turnyras Kaune, atstovauji Ryto jaunimui, po to įvykot, nežinau, kur vyko tas pagrindinis jau turnyras. Vitorija tada vyko, Final Fouras, jo. Ką prisimeni iš to apšitai etapo? Jo, tai visų pirma, aš nesitikėjau gal, kad pateksiu iš viso į Eurolygos tą jaunimo komandą, bet vėliau mes pradėjom sportuoti, Arvydas Gronskis mus visus pakvietė, gavosi taip, kad patekau ir gavosi taip, kad negalvodamas, nežinodamas visas rungtynės pradėjau starto penketę ir toj komandai visi buvo pažįstami, kadangi daugmaž visi pažįstami, kadangi su visais žaidėme arba Vilniaus krepšinio mokykloje, arba kažkur kitur esam susidūrę, tai su kiekvienom rungtynėm tiesiog eidavau ir kažkaip tas pasitikėjimas kildavo, o su Žalgiriu susijęs, tai kiek gerai atsimenu, Marekas berods gavo traumą su pusfinalis su Stelazūro ir jis negalėjo finale žaisti, tai reikėjo kažkam žengti tą vieną žingsnį į priekį, tai manau tai padariau ir tos rungtynės yra galbūt man kažkuo įsimintinos labai tuo, kad aš manau, kad galbūt tai buvo ir persilaužimo momentas, toks kažkokį dėmesį į save pradėjo atkreipti šiek tiek, nes iki to laiko galbūt nebuvo to aziotažo tokio, iš viso niekas galbūt nežinojo apie mane, o po to rungtynių kažkoks dėmesys jau prasidėjo, tai aš manau, tos rungtynės jo padėjo perlaužti kažkiek man tą krepšinio karjerą pakreipti į teigiamą pusę ir jo, aš norėčiau padėkoti visiems komandos draugam, kurie buvo ten ir komandos treneriam, tai va. Tai iš viso gal tas turnyras padėjo kažkiek suprasti, kad gali gyvenimą sieti su krepšiniu ir žaisti profesionaliai. Jeigu taip nuoširdžiai, atsiprašau, kad pertraukiau, bet aš kažkaip niekada neturėjau plano B. Ir gal dėl to, kad neturėjau plano B, man tas ir padėjo, kad aš visada jau einu ten galvodamas, kad gerai, aš nueisiu ten, man bus geriau ten, aš pasistengsiu ten, taip, žingsnis po žingsnio, aš nedėliodavau, kas bus po mėnesio, kas bus po 2 mėnesių, kas bus po 3 mėnesių. Eidavau diena iš dienos ir kai tu eini diena iš dienos, tu stengiasi dienos gale, tu vis tiek, manau, pasieksi tai, link ko eini, kadangi tai labai svarbu yra tas disciplina. Nėra svarbu motyvacija. Kažkiek yra svarbu, bet aš manau, svarbiausia yra disciplina, kadangi tu motyvuotas gali būti 2-3 dienas iš savaitės, o disciplinuotas kiek iš tų 2-3 dienų tu būsi okei, kada motyvuotas, tada ir disciplinuotas, o vėliau tu nei turėsi motyvacijos nei ką, todėl mano toks bent jau mentalitetas yra, kad tu visada turi būti disciplinuotas ir nesvarbu, kokia yra tavo motyvacija, visada turi atlikti, kad ir per nenoriu, bet visada turi atlikti savo darbą ir jo, grįžtant prie tos temos apie Eurolygos jaunimo turnyrą, tai jo, tai toks, manau, buvo lūžis ir man padėjo kažkiek padėti tos pamatus krepšininko karjerai, kur kaip ir nesitikėjau jo būt, bet link ko ir jau visą gyvenimą ir įsiekiau savo svajonės, tai tiesiog stengsiuos dabar nesustoti ir kilti tais karjeros laiptais kažkaip. Ačiū labai, kad pyliai. Išgeriau. Gubernės gal. Be abejo. Labai skani gera. Kuris skaniausia? Ne, man šitas skaniausia yra, bet aš aplamai apie visus, kur yra ten... Iš visų gerų gubernės. Jo, jaučiu gubernės, žinau, rimtai. Ir čia tikrai tekstas nėra įdėtas. Ir čia nėra įdėtas tekstas, tikrai čia ne dėl to, kad rėmėjai mūsų tikrai rimtai sakau. Nuostabu. Nes šiaip gerai. Kalbant dar apie tą jaunimo periodą, į jokią jaunimo rinktinę nebuvai pakviestas, nebuvai ten prie talentingiausių žaidėjų rašomas pavardžių, ne? Ir kiek tas galbūt dar papildomai tave motyvavo, nežinau, labiau stengtis, ar jauti kažkokį pyktį, kad niekad negavai šanso? Jo, jaučiau pyktį. Nebuvo jis toks didelis, bet tiesiog... 16 metų, ten kur buvo rinktinės, tai aš supratau, kad ten nepateksiu, kadangi nebuvau kažko išsiskiriantis. Taip, žaisdavom, mes ten laimėjom, atrodo, gal 4 likom, kažkas ten tokio.
Bet buvau ten startinis žaidėjas, bet nebuvo tas vedantysis, tai kad 16 metų nepakliuvau, tai nebuvo jokių ten graužaties dar kažko, buvo tik papildoma motivacija dirbti dar labiau. O kai buvau 18 ir aš puikiai atsimenu, išėjo kandidatų sąrašai, tai 24 aš buvau. Ir tada 16, žiūriu, manęs nėra. Aš gerai Eurolygas, tą turnyrą visai neblogai sužaidęs, nes MKL pirmą vietą užėmėm. Žiūriu, manęs nėra. Aha, galvoju. O aš tikrai buvau įsitikinęs, kad, pateksiu. Ir man hitino gal pirmas 2 dienos tokios, o kas toliau dabar bus čia, nes kažkaip buvau nusistatęs, kad va rinktinė po rinktinės galbūt kažkokios. Ir jeigu nepatenki, tai iškart kažkas jau užsidaro tau. Jo, ir aš pagalvojau, kad blemba nepatekau, tai gal aš čia prastas esu, gal čia tas anas, bet galvoju, nepatekau, aš šito dalyko negaliu kontroliuoti, čia yra trenerio sprendimas, jisai taip galvoja, viskas okei. Ką aš galėjau daryti, tai eiti toliau sportuoti, tai aš toliau ėjau sportuoti, tai kieme pamėtė, tai ten su draugais, tai fizinis pasiruošimas buvo. Ir tada vieną dieną man paskambino treneris, asistentas, sako, vienas žaidėjas traumą gavo, mes girdėjom, kad tu ten ruošiesi, tipo, ar nori tipo atvažiuoti. Sakau, atvažiuosiu gerai. Tai nuvažiavau tada ir beje, su Oskaru buvom kambariokai dar ir mes su Oskaru likom, nes atvažiavau, buvau 17, tada išmetė 16, išmetė 15, išmetė 14 ir aš jau ten ateinu paskutiniai grajai ir manęs ir Oskarą paskutinių rungtynėm neregistravo. Nors aš irgi ten dėl to sprendimo, ar aš neturėjau patekti, nežinau, leisiu tai kitiems spręs, bet aš nesutinku su nuomonė. Ir vėliau po rungtynių ten treneris priėjo, pasakė, padėkojo, pasakė priežastis, kodėl nevažiuoju ir tai buvo ne dėl to, kad aš prastesnis esu. Tai mane dar tas šiek tiek supykdė, bet aš labai džiaugiuosi, kad tai vyko, kadangi po to momento aš išvažiavau į festivalį Granatos su draugais ir kažkaip kitaip nukrypau. Ir ten sutikau savo sužadėtinį. Ir nuo tos dienos mes bendraujam kiekvieną dieną, tai galbūt nėra to blogo, kas neišeitų. Dievas matė mano kelią šiek tiek kitokį, negu turėjo vykti. Tai aš labai laimingas esu, kad taip įvyko. Ir tada buvo 20-mečių rinktinė, bet dėl COVID-o, aš jo buvau sąrašuose 16, bet dėl COVID-o atšaukėjo. Tai realiai tas paskutinis atkabinimas ir buvo, kad tu su Oskaru nežaidėt, abu gyvenat vienam kambarį ir vienas iš jūsų jau tą 12 vietą gavo. Tai ne, mes abudu negavom. Abu negavot? Ne, abudu negavom. Ne, aš su juo nebuvau, mes su juo kambariokais buvom turnyrė ten kažkokiam, mes su juo kambariokais buvom ryto. Tai tam pačiam Eurolygos turnyrė, Oskaras. Jo, mes su juo buvom tada kambariokai ir mes buvom, kai rinktinė buvom, mes tiesiog turnyrė buvom, mes ten 5 kambarį gyvenom Italijai. Tai mes ten buvom, o kambariokas aš su Adomu Sidarevičium buvau. Tai ne, tiesiog buvo taip, kad 12 paskelbė, kas žais rungtynės ir 2 žaidėjai buvo aš ir Oskaras, mes nežaidėm. Čia paskutinės rungtynės. Tai jau visiems aišku, kas įvyksta. Tai va taip ir gavosi. O šiaip tas visas ta ryto karta, kurio ir pats patekai, buvo tokia viena talentingiausių, tas tikriausiai pastarojo iš vis metų. Tai Ražovas buvo ir Marekas, ir Marčiulionis. Deividas ir Vydis gal kažkiek prasilenkė metai, ne? Bet vis tiek maždaug... Prasilenkė, bet kažkiek jo teko žaisti vis tiek prieš. Tam turnyrė dar netgi žiūrėjau, kad jau po to su Rauku žaidė, tai ten ir Usmanas Garubo berat žaidė tokias pavardės. Ar atsimeni kažką? Jo, atsimenu. Tai ta karta šiaip dabar, pasižiūrėjus, atsukus laiką, kur mes komandą kokią turėjom, tai, netikėtum dabar tokios klubose žaidė. Atrodo kosmosas. Čia dabar atrodo gal Alkalis tokią komandą patrikšmaut galėtum, žinai, tai paėmus, bet jo, labai džiaugiuosi, kad buvau toj komandoj ir manau, man galbūt irgi šiek tiek padėjo, kad aš išmokau priimti rolę kitokią žaidėjo, kada reikia žengti atgal, kada reikia žengti priekį ir manau, kad labai tas man padėjo perteikti į dabartinį krepšinį, kadangi, manau, daug žaidėjų tiesiog nesuranda savo rolių ir jie nežino, ką jiem reikia daryti aikštelėje ir dėl to gaunasi, kad
jie vėliau ir nežaidžia ir praranda tą pasitikėjimą savim, o man va, tas labai padėjo, kad aš prie jų galbūt pristaikiau ir suradau savo rolę, kur va, man dabar padeda. Tai va, o šiaip neįtikėtinai talento hebra. Netgi ir neįmant Mareko, Augusto ir ten Ažalo, ten ir kitų žaidėjų buvo, kur labai talentingi ir galbūt kažkiek nenusisekė, bet tikrai, wow, aukščiausio lygio komanda. Wow. Dream teamas buvo visiškai. Visiškai dream teamas. Jokio, ne, MKL nuo 17-18 mes ten susijungiam dar šiek tiek su Marčiulionio krepšinio akademija, tai kosmosas buvo, tai, neįdomu buvo žaisti nuoširdžiai. Mes net ir, tiesiog, nuoširdžiai būdavo neįdomu žaisti. Okay. Tai tiesiog vėliau ten mes, Final Four'ose galbūt kažkiek būdavo tam, plus 15, plus 10, bet vis tiek, Plus 15, bet čia taip jau sunkiai. Jo, čia gaunasi jau taip sunkiai, tai va, ta karta, kur pas mus užaugo, tai kosmosas. Tai ir tas pats Simas Jarimbauskas irgi, Jonas Paukštė dar irgi 2000 metų. Buvęs komandos narys ir Šiauliuose. Jo, tai tikrai ir VKM, tikrai, va, tos kartos tikrai visai neblogas, džiaugiuosi labai. Tikrai ir ačiū labai VKM-ui, tikrai. Galės išsikirpti šitą ir įsidėti. Tai ir kas po to nutiko, kad, nežinau, ar neradai vietos Lietuvoje, ar pats nenorėjai ir išvažiavai į Vokietiją? Tai gavosi taip, jog turėjo pasiūlymą likti Ryto sistemoje, bet vėliau jie pasirašė Graiką vieną dar į mano poziciją. Vėliau dar vienas žaidėjas pasirašė mano poziciją ir man kaip ir pasiūlė likti, bet aš pasikalbėjau, pasižiūrėjau, sąlygos buvo nesąmoningas šiek tiek ir supratau, kad jeigu jie pasirašo tos du žaidėjus į mano poziciją, kas yra keista, kadangi tu pasirašai Graiką bei ten, nežinau, iš kito miesto kažkokį žaidėją ir tu sakai, kad čia nauji Luka Dončičiai bus, o Vilniečiui tu nesuteiki šanso ir neduodi jam pasireikšti. Tai man va, tas labai labai keista buvo ir šiek tiek pikta galbūt net, bet vėliau agentas pasiūlė važiuoti į Vokietiją ir beje, per tas pačias granatas, kai nesusipažinau, bet ten su Erika pradėjau bendrauti jau, tai ir pasirašiau sutartį su Vokietijos komanda, beje. Nes agentas parašė ir tai buvo ko netoks sprendimas dabar ir aš atsimenu, tada po granatų grįžau ir sakau tėvam, kad aš išvažiuoju į Vokietiją žaisti. Sako, laikelė, prisisvaigot. Ja, tai gavosi taip, kad, nežinau, man pasiūlė, aš pagalvojau, kad dabar būtų labai geras laikas išeiti galbūt iš komforto zonos, išeiti iš tėvų namų, pradėti gyventi suaugusių gyvenimą, kadangi nebuvo tekę gyventi be tėvų, tai aš manau, kad tas laikotarpis irgi buvo velniškai fainas pradžiai, po to velniškai sunkus. Bet tikrai man padėjo saugti kaip žmogų ir kaip asmenybė. Tai va tas va, labai tikrai labai padėjo ir prieš važiuodamas dar va, kaip tik dar nepažinau, bet Eimantui parašiau, nes jisai prieš tai ten žaidė. Tai Eimantas irgi gerais atsiliepimais atsiliepė, viskas gerai buvo, tai taip ir gavosi, kad pagalvojau, kodėl ne. Tai ir išvažiavau. Ir kaip ten sekės, kiek laiko buvai Vokietijoje? Aš išvažiavau per COVID metus, kai jau gegužės mėnesį ten ar biškai anksčiau gal paskelbė, kad COVIDas jau yra. Jo. Tai aš išvažiavau per tuos metus ir aš buvau kiek ten, 8 mėnesių gavus. Šiaip pasirašiau sutartį 3 ar 4 metam, bet išvažiavau, gavosi taip, kad išvažiavau turėdamas žaisti U19 komandoj, 3 lygos komandą turėjau žaisti, dublerinį mūsų komandoj ir treniruotis ar ten gauti šansą su 1 lygos komanda, tai jau pagrindinė. Tai realiai su pagrindinė visada treniruodavomės, nes turėdavom vyresnių žaidėjų ir jie dažnai nusimdavo nuo treniruočių, tai tas labai gerai gaudavos. U19, kas yra labai faina Vokietijai, tai kiekviena komanda, kuri nori žaisti pirmoje lygoje, turi turėti savo akademiją tokią. Jo. U15 komanda turėtų... Ugdymo sistema kažkokia. Jo, piramidė. Tai va tas labai labai man patiko, kadangi tas perėjimas galbūt vėliau iš vyrų krepšinio iš vaikų krepšinio vyrų ir lengvesnis, kadangi kai
tu 15 jau negali žaisti su savo vienmečiais, sužaidai jau su 19-mečiais, tarkim, ar ten 18-mečiais. Tu vis tiek greičiau kažkiek pradedi. Plus ta pati sistema tikriausiai dėgia mano pat Jo. amžiaus. Tai va, aš ten žaidžiau, mes žaidėm ten žemesnė lyga šiek tiek, tai, ten man patiko ten žaisti labai smagu buvo, bet, tiesiog lygis galbūt nebuvo ten aukščiausias, kadangi mano komanda nebuvo aukščiausiai kategorijoje, tai vėliau teko ten su Bayernu sužaisti, prieš Bayerno ten akademiją žaidėm, gavom 20 taškų, tai, bet, pasimatė tiesiog, kad jau jie ten kūnai kitokie yra, tai... Ir labiausiai man gaila buvo dėl 3 lygos tos komandos, dėl dublerinės komandos, kadangi man buvo žadėta, kad aš žaisiu, bet man atvažiavus mes turėjom 5 užsieniečius su manim kartu. Jaunimo komandai. Ten ne jaunimo komandos skaitos, bet jo, ten dublerinė. Jie kažkiek siekia ir savo tikslų, jie yra tokia pasirašę su čia, kaip Šiauliai Joniškis buvo, tarkim, žinai. Jo. Tai ir aš atvažiuoju, žinai, ir sužinau, kad ten taisyklė yra, kad tik 2 gali būti aikštelį užsieniečių. Ir kadangi pas mane buvo 3 užsieniečiai virš 30 metų. Ir dar tavo pozicijoje galbūt? Mano pozicija nebuvo užsieniečių, bet aš žaisdavau žaidėjų, man duodavau žaidėjų ten žaisti. Tai tas irgi kažkiek, aš turėjau neblogų ten rungtynių kai kurių, bet tiesiog, nebuvo tai, kad aš prastas ten buvau, bet buvo tas, kad man niekaip negalėjo surasti to žaidimo laiko, kadangi tiesiog kiti žaidėjai yra. Ir aš suprantu juos, aš leisčiau irgi 30 metį, kuris neblogai žaidžia, kurio moku didelius pinigus, ten tarkim, negu jauną kažkokį 19, kuris čia iš kažkur atvažiavęs. Čia normalu yra. Ir vėliau gavosi taip, kad tai žaisdavau, tai nežaisdavau. Ir COVID'as, grįžau į Lietuvą, vasarą ir vėliau skambino man agentas ir klausė, ką darom. Ar važiuojam atgal, ar kažką. Nes tu turėjai kontraktą kelių metų. Jo, ir aš jiems paskambinau treneriui, tam visi sako, panaši situacija bus kaip ir šiais metais. Ir sakau, man neverta tada, ko man ten važiuoti. Ir jo, ir aš nusitraukiau su jais, pavyko susitarti, viskas tvarkoja, jokių ten problemų ir vėliau pasiūlė atvažiuoti į stovyklą Šiaulius, kur buvo stovykla. Kaip įvyko tas pasiūlymas ir pirmas kontaktas? Tai tiesiog aš sportavau, man agentas parašė, kad Šiauliuose stovykla vyksta, kur žaidėjom ten peržiūrą tokia, jo. Tai jeigu nori, galėtų varyti, sakau, jo, kodėl ne, sako, tu jiem esi įdomus, jie nori tave pačiupinėti. Tai atvažiavau Liepos mėnesį berods, turėjom gal 2 dienų, 3 dienų tokios treniruotės, ten po 1-2 treniruotės. Vis tiek tos treniruotės tokios individualiai labiau, nežinau, iš pasižaidimų 3-3, 2-2, nebuvo ten 5-5 kažkokio žaidimo, bet tie pagrindiniai pratimai, galbūt kur treneris pamato ir jo atsimenu tas su Antanos reikia tas pirmas susitikimas, vis tiek tu toks žmogus kaip ir autoritetas toks. Geras pirmas įspūdis buvo. Keista. Jo, viskas gerai. Girdėjęs aš buvau visokiausių istorijų, buvo smagu susipažinti pačiam, tai tikrai esu labai dėkingas treneriui, labai myliu stipriai, tai viskas gerai su jį yra, bet jo, tada atvažiavau į tą stovyklą, tai mes pasibuvom ir po savaitės laiko man skambino agentas, parašė, kad sudominau aš juos ir jie norėtų pasiūlyti sutartį. Bet su ta sąlyga, kad aš pirmus metus praleisiu žaisdamas kitur, kad gaučiau daugiau laiko. Tai ir gavosi, jog tais metais pasirašiau su Šiauliais ir išvažiavau į Mažeikius, kadangi Mažeikiuose dar buvo treneris Darius Dimavičius ir jie su Antanu kartu, berods Japonijai buvo, jisai buvo jo asistentas, tai kiek supratau, galbūt ir jie pasišnekėjo ir jisai pats pakvietė mane, tai man tikrai patiko, ten smagu buvo, galbūt sezonas komandiškai nebuvo labai nusisekęs ir tas sezonas toks po COVID'o, kur nei žiūrovų, nei kažkas tai testai, visi, toks įdomesnis toks tas sezonas. Bet vėliau anksti gan baigėsi, berods vasario 12 kokia tas sezonas mūsų Ankalo ir tada man pasakė atvažiuoti čia. Ir tada turėjai liktis ir su Akmenė kažkokį ten etapą? Jo, tai atvažiavau čia ir man pasiūlė į Akmenę varyti, nes aš jauno amžiaus dar buvau, ten galima buvo pasidaryti tą ir aš važiavau į Akmenę
pradžiai kažkaip mes su treneriu nesupratom vienas kito ir aš negaudavau žaisti ir sakau, man... Čia buvo dar žemesnė. RKL aš. RKL, ir sakau, man nėra prasmės čia važinėti, su visą pagarbą. Ir tada aš persilaužiau, aš supratau, kad RKL nėra toks prastas iš tikrųjų, kaip yra. Nuo NKL tikrai nesiskiria per daug kažko. Protingi žmonės žaidžia krepšinį, tikrai protingesni kai kurie RKL yra turbūt negu LKL, galima kartais pasakyti taip, bet tiesiog galbūt jiems fizinės galimybės jau neleidžia, tai yra normalu. Ir man ateit ten su vyrais, su dideliais pilvais pasistumdyti buvo, Pavel, labai, labai smagu ir irgi labai daug dadėjo tai, kad galbūt į kontaktą nebijojame eiti dabar. Ir šiaip ten labai smagi chebra buvo, tikrai irgi labai smagus kolektyvas, mes į Final Four'ą patekom. Final Four'e labai nenusisekė, man atsimenu. Pralaimėjom pusfinalį pramečiau gaminerius du. Ne gaminerius, bet tokius galėjau išplėšti pergalę ir galėjau po to išplėšti pratesimą dar, kai po pratesimą mes gavom. Jo, ir žodžiu, ir po to sezono RKL baigėsi ir man sako, atvažiuok dar čia, nes čia daug kas susirgo ir gavosi. Čia aš norėjau kaip tik tą vietą paliesti, nes ten neįtikėtinai gavosi, ta prasme, kad iškrito, nežinau, dėl COVID pusė komandos gal. Ir ten ir buvo atkrintamųjų serija su Rytu, ketvirtfinalis su Rytu, sezono pabaiga svarbiausiai mušiai ir ten pusė komandos nėra, paėmė tave, Paulių Danusevičių, Litviną, jis gal po to jau buvo. Šarauską paėmė, jo. Ir negana to, kad įrašė į sąrašą, bet dar reikėjo žaisti prieš tą Rytą ketvirtfinalį. Ir debiutavai tikriausiai Vilniui pirmose rungtynėse. Jo, debiutavau Vilniui pirmose rungtynėse, ten taškų neįmečiau. Bet tu užmetė Liupą. Užmetė Liupą, Lietuvai labai gražu. Nebuvo blogai. Bravo, labai... Žinai, labai sentimentalu, nes debiutuoju LKL prieš Rytą, Vilniui, playoffai, kur tu sužaidęs ką tik NKL sezonas, RKL sezonas sužaidai. Ir beje, aš tas rungtynės su plyšusiu menisku žaidžiau. Tas 2 savaitės sportavau su tokiu ištinusiu keliu, negalėjau ištiesti iki galo kelio. Jo, aš su plyšusiu menisku ir po to aš važiavau operuotis po tų 2 rungtynių kaip tik. Jo, tai antrose rungtynės jau įmečiau ir taškus, maras ir baudą įmečiau 1 ir 2 taškai beras. Ja. Bet šiaip neįtikėtinas laikas, čia praktiškai tas ketvirtfinalis tiek pažiūrovų vyko. Nežinau, ten buvo tie limitai, kiek ten... 150 beras galėjo leisti. Jo, su Rytu daug variantų gal ir nebuvo, bet atsimenu, vis tiek tokių įdomių akcentų buvo ir... Buvo labai, aš atsimenu, tas rungtynės labai keistas buvo. Čia jau Šiauliuose ar... Jo, Šiauliuose, nes tada... Elvaras susirgęsgi buvo ten. Ir jis turėjo MVP apdovanojimą. Jo, ir jį išleido ir man taip juokinga buvo, ten 20 sekundžių jam kaip per kokią... Jam leido persivaryt visą aikštę, įmesti iš vakarėpčio, kaip akcija kokia, žinai, buvo. Įsivaizduoju, ką turėjome. Gražu. Tas juokinga buvo, gražu, labai smagi chebra buvo tais metais, wow, Elvaras, Endis, Eima, Marčias, Arbis, smagu tikrai labai buvo. Ir jo, bet tas, keistas labai sezonas, labai keistas sezonas, tas būtent labai keistas sezonas. Vienas keisčiausias dar kokios mano sezonų, kadangi ir daug komandų tų, ir daug žaidėjų, ir daug istorijų, ir daug visko, tiesiog. Wow, į kitą lentyną į tą sezoną. Tai ką dar atsimeni iš tų pirmųjų kartų rūbiniai, LKL komandos rūbiniai, o ne kažkur ten ant kelio? Tai nejauku buvo, labai pačiai nejauku buvo. Bet... Kas buvo tie tokie, nežinau, vėliai pagrindiniai komandai? Arminas buvo? Ne, tai atėjus rūbinę, tai Elvaras kalbėjo daug. Armis buvo kapitonas, bet daug kalbėjo Elvaras, Mindaugas Lukauskas buvo tada. Jo. Tai jie turėjo tą savo žodį vis tiek, nedaug kalbėdavo, bet kalbėdavo, pasakydavo kažką, bet aš pradžiai taip tyleniškai, žingsnis po žingsnio, savo bairiuką kokio įmesdavau viens po kito karto ir po to, ką žinai, man Eima padėjo. Eima jau buvo irgi tada. Eima labai padėjo man tada, ir bendraut mes su juo pradėjom, tikrai, jeigu Eima žiūri, linkėjimą ir Eima, tai... Mačiau 40 taškų neseniai įmetė. Ja, mačiau, dominuojas, žvėris. Gal grįžt čia vėl. Gal laikas būtų. Tai man biški buvo toks biški šokas tai paties. Vis tiek ateini tarp vyrų, kad ir buvai ten narkelė
Šaltas Kėlė, dušas bet toks. jo, bet ateini ir taip, nu, keistokai yra, ypač sėdi žiūri Mindaugas Lukauskis šalia tavęs, sėdi. Dvigubai už tave vyresnis žmogus. Dvigubai už tave vyresnis žmogus. Mano beveik tėčio amžius. Ir tu sėdi ir toks, nu, plemba toks. Ir žinai, kad Aš jį žiūrėdavau per televiziją, kaip jisai ten už rytą žaisdavo. ir dar treniruotėjai tikriausiai iškarštų tave ten normaliai. Jo, būdavo taip, jo. Tikrai, kur galvoju, žmogus praeini jau kažkur ir įkiša ranką, nėra to kamulio, susinervinęs bėgi, jo, sudėtinga buvo. Ne veltui, kaip perimtų kamuolių lyderis. Jo, vagis, visiškas. toks lapinas visiškas. Tikrai, bet, nu, žmogus tiesiog ir labai atsakingai žiūri į visą savo darbą. Geležinis. Tai, tikrai geležinis žmogus. Tai va. Atsiminimų dar kokių, nežinau. Nu ir tada iškart sulaukia kitas sezonas, kur ta rolė jau tavo visai pasikeitė, nu, tapai pagrindinės komandos jau nariu, pilnaverčių praktiškai visam procesui dalyvauji nuo pat pradžių. Nu ir tas sezonas realiai išskirtinis buvo, po 10-mečio komanda grįžta į ketvirtuką. Ir grįžta į ketvirtuką ir Taurėjai, ir LKL, taip pat Šiaurės lygoje, Final Four Lenkijoje, medalis pasikabintas. Jo, tai tas sezonas labai irgi smagus buvo, bet kas keista buvo, kaip mes suėjom, galbūt visi nuo pat pirmos dienos, visi labai sulipom. Toks rimtas lietuvių branduolys buvo. Jo, rimtas lietuvių branduolys, kur mes iki šiol, iki pat šiandien dar bendraujam vasarom, suvažiuojam į pirtelę, tai tikrai visiems irgi linkėjimai. Tai manau, kad labai svarbus buvo tas dalykas, kad lietuvių branduolys buvo, nes Donce buvo, Staniulis, Giedrius, Armis, Varnas, aš, Eima, Paulius. Jo, tai tas lietuvių branduolys ir kitas dalykas su užsieniečiais tikrai labai, labai solidžiai pataikėme. Atsimenu, einant trefkę, mėto plikis kažkoks ir senis. Kažkas ten norėjo sakyti, dėdė jau laikas. Žiūri, mūsų naujokas mėto, galvo, ką mes čia pasiėmėm. Tik pradėjom žaisti, stoviu, atlipusi žandais, galvo, čia tikrai tas pats. Su kelniam 100% treniruotė buvo? Ką? Su kelniam 100% treniruotė? Jo, su kelniam buvo balta maikė praplikęs, nu labai prastai atrodo, nu tikrai labai prastai atrodo. Nekrepšinė. Ir galvo, kas čia buvo, kokį čia mes žmogų pasiėmėm, bet kai pradėjo žaisti, nu, aukšto lygio, aukšto IQ žmogus ir deda, ir meta, ir veršės, ir pasą gali duoti, ir gali apsiginti, kai nori, kosmiškas žaidėjas. Tai mes turėjom tikrai labai solidžius užsieniečius ir manau, labai kiekvienas galbūt savo rolę atrado komandoje, žinai, greitai. Nors ir man sunku visai buvo, kadangi aš ten vienu momentu jau prašiausi, kad mane paskolintų galbūt, nes tiesiog prieš sezoną gaudavau žaisti, bet sezonas prasidėjo kažkaip negaudavau tų minučių ir toks mes jau buvom beveik prie išvados, kad paskolintų, buvom komandą radę, bet tada davė man 2 rungtynės žaisti, atsimenu. Papirko. Jo, vienas dabar galvoju, su Neptūnu. Klaipėdoje, atsimenu, tos Grajas, man reikėjo eiti gintis prieš Deividą Gailių, jo, nes jisai paustindavo ten. Tai pasistumdė, tai mane įmetė ir nuo to laiko aš užsidėjau tokią etiketę. Pliusą kažkokį trenerių tikriausiai. Jo, ir tokią etiketę, kad gali įleisti ten startiniam penketę, ten pastabdyti kokį lyderį trumpam, žinai, ir energijos, kad šiek tiek įneštų. Tai ir nuo to laiko ten būdavo rungtynių, kur ir pažaisdavo daugiau ir mažiau, ar ten, nežinau, ir mes ir Šiaurės lygoje patekom į finalą, antrą vietą užmėm. Tai ir Šiaurės lygoje ten gavosi, kad finale mes 6 ar 7 žaidėm, tu ten žaidį kem minučių, tai mėgaujas to laiku būdamas ten. Ir jo, ir tie Final Fourai, tie pirmas ir KMT finalas. Aplamai viskas pirma buvo, jo, viskas pirma, kas, nesu buvęs tokiam aukštam. Ten be to irgi sugebėjai kažkokį konfliktą su Vanovu, berods įsivelti. Ten ginčas buvo. Nieko asmeniškai, aš rodau emocijas, aš nieko nenoriu žaisti tikrai. Aš manau, daugelis dabar atsisėdę supranta, kad aš nesu talentingas žaidėjas, kuris žais galbūt 1-1 ir ten, nežinau, nesąmonės kažkokias vertys kaip Aiza player, žinai. Aš žaidžiu iš širdies, aš kovoju dėl kiekvieno centimetro ir jeigu aš kažką pastumiu, tai aš pastumiu ne dėl to, kad noriu kažką sutraumuoti, dėl to, kad noriu apginti savo komandą ir laimėti šias rungtynes, kadangi mano tikslas toks yra.
Tai nieko asmeniškai visiems sakau, jeigu ką, nepykite. Geros už jūsų galite. Tai, bet šiaip neįtikėtina gavus tokį pirmąjį sezoną LKL ir tu, vat, tokioj komandai istoriniai, kuri anksčiau visada laimėdavo medalius, tu po 10 metų sugrįžti į tą kovą dėl medalių. Labai smagu buvo, tikrai sakau, hebra smagi buvo ir galbūt net šiek tiek gaila, kad vėliau ten taip sutapo, kad mes dėl 3 vietos gavome Žalgirį. Taip, išskirtiniai metai, kur LKL, jo. Tikėtina, kad prieš kitą komandą gal kažkas sukovom. Jo, ir kai tu gauni Žalgirį ir vėliau ten ir mikrotraumas prasidėjo po pirmų rungtynių ir mes ten Žalgirį prie Žalgirį, aš atsimenu, tokios rungtynės buvo, kur ir mes ten 5-6 žaidėm ir atsimenu Žalgirį su Mariku žaidė, su Lukošiūnu, ten, irgi tokie, žinai. Visi pasižais gal, visi laimingi gal. Toks draugiškas 4 rungtynių turnyras. Ir man labai įstrigo, kad per tą sezoną, per mūsų rungtynės tas Jankūnas Giratairino. Taip, paskutinės buvo. 2 kartus realiai, vieną kartą Kaune, kitą kartą Šiauliuose. Jo, nes atsimenu tą Maikę nusėmė, Antaną nunešė irgi labai simboliškai. Buvo tikimybė, kad žalgiriečiai jau buvo atsisveikinę Kaune ir kad mes čia Šiauliuose laimėsim ir dar kartą teks sugrįžti į Kauną žaisti. Buvo tokia tikimybė, bet čia iki galo tos rungtynės, atsimenu, visai dar apylygiai buvo. Jo, atsimenu šitą irgi. Mes visai laikėmės ten. Taip. Man atrodo, po to ten biškai. Tai va, tas sezonas buvo toks ir gaila šiek tiek, galbūt, manau, mūsų ta komanda buvo verta medalio, bet jo, tokie metai gavosi, kaip gavosi, tai nežinau. Liūdna dabar prisimenu, dabar liūdna, kad medalio neiškau. Ir po to, tas sezonas baigęs, bet tuo pačiu buvo teisė išsikovota dalyvauti FIBA čempionų lygos atrankoje ir rudenį teko vykti Malagą. Ką atsimeni iš to turnyro ir irgi ar neabejotinai išlikęs kartelis yra, kad nepavyko ten rimčiau pakovoti. Nieko, atvažiavom. Pusfinalį būtų lauktas Malagos Unikacha. Atvažiavom, gavom malkų ir tiek. Blogiausi atsiminimai, nežinau. Kas gerai, tai tik tais kelionė ir toros geras. Ten, visa kita, tragiškai žaidėm, nežinau, nebuvom pasiruošę, pralaimėjom Olandų komandai beratus. Jo, tai tikrai nesu tokiu tikslu važiavom ir aš manau jau tada biškai kažkiek pamatęs, kad turim tų problemų kažkokių žaidimų galbūt, nes berods tada ir Gedrius išvažiavo. Gedrius tarp sezonų išvažiavo, bet šiaip lietuviai pagrindinė visi liko, tik tais pasikeitė, Elmaras išvyko, Armudas. Tai išvažiavo visi užsieniečiai pagrindiniai ir manau pradžiai nepataikė su užsieniečiais turbūt. Ir taip gavosi, kad tas sezonas, toks apie nieką man visai toks buvo. Irgi tuo momentu buvo laikotarpis, kur prašiau, kad jau būčiau vėl paskolintas, kadangi vėl gavosi taip, kad sezono pradžiai negaudavau žaisti. Tai šiek tiek toks absurdas, žinai, yra. Kur prieš tai praeitais metais jau žaisdavai kaip ir dabar vėl tau reikia įrodinėti, žinai. Ir man vėl po to davė vienas rungtynės su Gargždais. Tai vis išgirsdavo Antanas Reikia tave kažkur. Jo, vis kažkaip sutapdavo, kad jisai įkišdavo mane tada, kai aš sužaisdavau. Aš nežinau, kokiu būdu, bet dėl to jisai geras treneris turbūt yra. Aš visada, ir mane tada atsimenu su Gargždais įleido, mes ten gavinėjom tos rungtynės biški, dar mūsų sezono pradžia nebuvo gera ir jisai mane įleido su Gargždais ten 3 kėlinį, atsimenu, mum gavinėjom. Ir tada aš 2 trajekus beras įmečiau, 2 taškį dar įmečiau ir ten dar kažką padariau ir mes laimėjom grajų. Ir nuo to laiko vėl pradėjau po biškį žaisti ir tas sezonas buvo, kur galbūt šiek tiek ir daugiau gaudavau žaisti. Bet, nežinau, nebuvo labai tas sezonas toks įsimintinas. Šiaip gal net keista, nes atrodo, ta komanda grįžo į tą vėl tokį, tarkim, elitą sezonų prieš. Komandos tas brandolys maždaug išliko, aišku, pasikeitė legionieriai. Ir tada tu vėl nepatenki į atkrintamasis. Ir atrodo, ta dinastija, kur kažkada buvo Šiaulių, kažkas gal tikėjęs, kad gal čia grįžt, bet galbūt truko to tęstinumo. Tai tas pats Gedrius, aš manau, daug pridėt galėtų, nes mes ir to sezono metu beros 2 ar 3 centrus pakeitėm. Bezbradisa buvo trumuotas taip pat. Bezbradisa buvo, Pekovičius buvo atvažiavęs, Zohorė buvo, ir kažkaip mes taip, nežinau, galbūt, nes, kaip ir Antano, aš manau, Antano žaidime, jam svarbiausias pozicijos yra žaidėjas centras ir metikas. Metiką turėjom, galbūt centro neturėjom, to, kur veikiam mechanizmas praeitais metais, tarkime.
Tai ir su tokiom komandom, kaip Šiauliai buvo, tai manau ir tas nepataikymas su užsieniečiais galbūt, nes atsimenu, Braisas atvažiavo, man rodos, ten mėnesį 2 pabuvo ir išvažiavo ir tada kitus atveža ir taip gavosi tas, žinai, persitirkimas ir tu taip ir galbūt sezono gale mes jau visai gražų krepšinį tikrai žaidėme, Bet jau pritruko tada. Jo pritruko tada, tai aš manau tiesiog yra svarbu ir tas pataikymas su žaidėjais ir tas tęstinumas irgi, tai kažkiek bandė tas tęstinumą padaryti, bet galbūt kažko vieno kito žmogaus kokio neišlaikė ir to pritruko. Tai jo, gerai tas kartelis lygęs, kad tikrai, aš bent asmeniškai kad jau tikrai reikia medalį tą laimėti tais metais, nes, jau Final Four'ą pasiekė. Taip. Ir Berats, man rodos, KMT buvo Šiauliuose tais metais finalo 4. Taip. Ir mes ten irgi nepateko. Nors mes, Ten net nepatekom, tada neišėjom iš grupės į 4-finalį, man atrodo. Lyg tai buvo. Ne, čia Mazaro laikys. Ne, Mazaro sezonas tai buvo, kai atėjo Urbanas ir tada... Patekom, jo. Čia kitas sezonas. Jo, iš grupės neišėjom. Tai matai. Reiškia, jau anksčiau buvo alarmai kažkokie. O tie kiti metai tai tokie labai dvejopi. Komandiškai tai įdomiai prasidėjo, nes pre-season'e buvo, man atrodo, 5-0, 5 pergalės, 5 rungtynės. Prieš geras komandas žaidėm. Ir atrodė viskas toks... Ne, vienas gavom, nuo Prometėjaus gavom. Jo, bet Prometėjus tuo metu buvo Eurokapo labai vieni favoritų. Ir tada geras pre-season'as ir prieš pat pirmasis rungtynės projektuotas galbūt lyderis komandos, Dišonas Burkas gavo žiaurią traumą dieną prieš rungtynės, man atrodo, su pėdas, atidarimo ir ten kažkaip viskas apsivertė taip, kad tas startas tapo vienu prasčiausių istorijai. Aš nežinau, atrodė šiaip viskas, prisizino viskas gražiai atrodė, surinko jauną kolektyvą, mes visi buvom vienodi nuo 2, 1 iki 2, 5. Visi jauni, visus pažįsta. Labai smagu buvo, tikrai su Hebra. Bendraudavom daug, kai užklasiniai veiklų kartu leisdavom laiką. Kelionės į tą Šiaurės lygą. Taip, kelionės tos laikus labai gerai prisimenu sezono pradžiai. Aš manau, mums šiek tiek pritruko 1-2 rungtynį kokių laimėti ir galbūt viskas būtų apsivertę visiškai kitaip, nes pirmas rungtynės mes ten ant 2 taškų gavom. Ir ten būdavo su Neptūnu namuose irgi 1 taškų, man atrodo. Su Vilku gavom 2, po to Neptūną nugalėjom, man rodos, nes Jonas Davisas įmetė game-winnerį ten tokį. Ne, Jonas Šiaurės lygoje, man atrodo, game-winnerį. Bet prieš Neptūną tikrai atsimenu, kad laimėjom, nes tada 1-1 buvo ir mes tada pragavom 8 iš eilės. Ir tiesiog aš manau, kad kai mes pradėjom pralaiminėt, mes galbūt pradėjom mažiau tikėti treneriu. Kadangi, kai tu laimi, atrodo viskas gerai, tu negalvoji, bet kai prasideda pralaimėjimai, ateina tos dvejonės ir gal... Kaltinamai vienas kito prasideda. Jo, kaltinamai vienas kito ir gal trūko dar to vyresnio lietuvio Rūbiniai, kadangi buvo Bezbradica, bet jis nėra lietuvis, nėra vietinis. Tai tu būdamas 22, man atrodo, tapai kapitoną komandos. Jo, ir man po to atsimenu, kai Bezbradica pasakė, kad jis ten negali žaisti, jis išsiparavo koją ir išvažiavo, tai man atėjo Mazaras, pasakė, tu turi žengti žingsnį į priekį ir vesti komandą. Priėmiau kaip čia, kad reikia kapitono būti, prieš pats šaukimą. Taip. Ir pasakiau ir kažkaip, visi sutiko, nors ir paklausė Hebrais, ar nieko prieš jūs, ar viskas gerai, nes man nesiekiau šito posto dar kažkas. Taip, esu komunikabilus, daug kalbų, viskas gerai, stengiasi būti, tikrai su visais sutarti, bet kad ten siekti kapitono kažkokio, ne, čia didelė atsakomybė, aš po to pajutau tą, tai va tas labai keista buvo ir aš sakau, man rodos truko galbūt vyresnių poro žmonių, gal. Tai aš manau, kad vyriausias tuo metu gal Eimantas buvo komandai. Turbūt, kad Eimantas. Ir po to Jonas tas Deivisas. Jo, Jonas trumpam buvo atvykęs. Šakas po to atvažiavo. Šakas. Tai sakau, tu žaidėjai kiek pasikeitė, tai kosmosas. 2 komandas galima būtų sudėlioti jaučiu. Bet tas sezonas po
šventinio laikotarpio po kalėdų realiai pasikeitus treneriui. Nu tai jo, tai pasikeitė. buvo tas, kur lūžis, kur mes nuo Juves gavom 5 taškų, kur gėda tiesiog, aš ateinu, gėda yra. Jo, Aš namuose. Nebuvau tokios gėdos jausmų, tokio gėdo jausmų niekam nelinkėčiau, kai tave taip traiško ant piam ir nėra taip, kad tu nenori žaisti ar ten tu nesistengi, tiesiog atrodo viskas griūna iš po rankų, iš po kojų ir gavosi taip, kad jo, mes tada gavom 2 rungtynės ir paleido trenerį, atėjo Žydrius ir įnešė mums paprasčiausios tos teigiamas emocijos, kurios mums trūko, nes prie Nikolajaus, nenoriu nieko čia blogo sakyti, bet tiesiog keistas žmogus yra labai ir galbūt išsireiškiu tai, bet galbūt gyvena savo pasaulį šiek tiek, tai mes nesupratom jo kažkiek ir jisai neturėjo to paprasto žmogiškumo, kur galbūt toj situacijai mums kaip jaunai komandai reikėjo to žmogiškumo, kad ir mūsų suprastų, kad nėra lengva, nes mes ir atsimenu nuo Palangos Olimpo, gal nuo Nkelo komandos namuose, gal ar išvykai. Bet tais metais nuo Olimpo visas, man atrodo, komandos grupėje. Jo, bet nesmė, bet vis tiek, čia neturėtų tai būti, žinai. Ja. Tai jo, tai vat, kai atėjo Žydrius, tai mus išgelbėjo ir tiesiog rūbiniai emocija atsirado kitokia. Nieko nepakeitė per daug, tiesiog kitokia emocija atsirado ir mums pasakė, mes nesam tokie blogi, kokie yra mūsų rezultatai ir aš manau vėliau mes tą įrodėm, kad mes nesam tokie blogi. Atsimenu tą išvyką, kai matai ketvirtfinalio Jonavą ir dar labiau gal sugrįžimą iš Jonavos į Šiaulius. Išskirtinė tokia kelionė buvo, išskirtinė pergalė, daug džiaugsmo labai, kai patekom į ketvirtą. Aš labiau galbūt džiaugiuosi ne dėl to rezultato, bet kad mes kaip komanda sugebėjom tą sezoną taip apsukti. Perlaužt kažkiek. Jo, perlaužt, kur atrodė jau nesąmonė, žinai. Ir tada mums pasisekė, kad mes Jonavą atgavom. Taip, ten burtai, aišku, lėmė. Jo, ir mums pasisekė, kad galbūt ant emocijos tada Žydrius atėjo ir jo, ir mes namuose 4-5 ten laimėjom, bet man berods, jeigu aš gerai atsimenu, mes ten ir daugiau laiminėjom, tiesiog po to gale paleidom. Visiškai pasivijo, buvo, man atrodo, netoli gal 15-20, tada pasivijo iki kelių taškų ir toks biškai buvo kartelis. Jo, ir tada išvažiavome jo, bet aš nežinau, aš važiuodamas Jonavą, aš buvau užtikrintas, kad ten ir Jonava buvo pabirėjus tuo metu. Jo, ir aš buvau užtikrintas, kad mes išeisim į tą Final Fourą ir galbūt ten dar kažkiek patriukšmausim, bet gavosi kaip gavosi, ta kelionė jo labai smagi kelionė buvo. Labai greita atvažiavom, bet tada biškį pašventėm jo Šiauliuose čia, smagu buvo ir vėliau vėl kibom į darbus, nes po to vėl ten rungtynės greit laukia. Taip. Tai aš manau, mes ant tos bangos ten visai gerai, ten 5 ar 6 pergalės buvom pasiėmę, tai gal ir nebuvo ten tiesiog tas, žinai, kai būna tas, kaip čia pasakyti, tas emocinis fonas ir gerų rungtynių, tai 1-2, ten, tarkim, rungtynės, kur naujas treneris ateina, o 5-6 rungtynės laimėt, gal ir parodė, kad mes nesam tokie prasti ten žaidėjai, kaip ten kai kurie žmonės sakė, ar kaip mes atrodėme prie kito trenerio. Tai va, džiaugiausi tuo momentu už komandą, nes tikrai iš šudinos labai situacijos mes didvyriai buvo. Taip. Tuo momentu. Šiaip pats tas ketvirtas jis vyko Kaune, bet kaip ir 2 metai prieš, vėl pusfinalį Žalgiris. Ir man atrodo, ten irgi pirmo kėlinio ar gale, ar antro pradžioj 15 gal taškų persvara ar kažkas tokio buvo mūsų naudai. Prieš šeimininkus, prieš Eurolygos komandą. Jo, mes po 2 kėlinių išėjom su +8, man. Ir mes iki 4 to kėlinio ten buvo rungtynės taškas. Taip, visiškai. Nežinau, liūdna, galbūt galėjom būti tą pelenę kokią, bet kažkur trūko galbūt patirties vėliau, galbūt ir jėgų trūko ir to pačio mistiškumo, tai neveltui čia yra Žalgiris, tai pralaimėjom. Buvo skaudu, kad tokioj kovoj gavom ir kad tikrai buvo tas kartelis, kad galėjom pasičiūp pagauti, bet po mėnesio laiko pagalvojus, kai praėjo tas KMT, aš manau, mes atidavėm viską, ką turėjome ir jokių priekaištų mums negalėjo ten būti, nes tiek su Rytu, tiek su, kad ir ten blogai pradėjom, bet vėliau vis tiek grįžome tas rungtynės ir
parodėm tas kovas, nebuvom patrankų mėsą kažkokią, kad čia visi galvoja, kad čia atvažiuoja Šiauliai, ką čia veiks. Aš gal ką labiausiai atsimenu, aišku, ten didžiąją dalim tas prisidėjo dėl to, kad tiesiog daugybė Žalgirio fanų buvo arenai, bet žaidžiant prieš Rytą mažajam finale, Kad tai mus ten palaikė visą visa areną arena, skandavo jo, Šiauliai, bet tai buvo toks jausmas. Labai šilta, buvo labai smagu. Jo, tai tie metai buvo ir tada dar patekom į Šiaurės lygos finalo ketvirtą, tai irgi kaip ir galvoju, nu nėra blogai, kad ir likomės ten ketvirti, bet nu mes žaidėm su gerom komandom ten paėmus, nes buvo Liežo komanda, kurios biudžetas ten siekia 2 milijonų eurų, nu dabar jau nebėra tos komandos, kadangi jau nusprendė, jau nebeįdomu, ten verslininkui buvo, žinai. Buvo voluntario komanda Rumunijos, kur irgi Bagatskis treniruodavo, ten nu, gerų legionierių tikrai turėdavo, ten tikrai geresnė komanda, biudžeto prasme už mus būdavo ir Danijos tie čempionai, kur čempionų lyga dalyvauja. Tai ir mes irgi ten lygiai kovojai, abu du grajus pralaimėjom. Jo, galbūt kažkiek labiau pikta buvo, kad galėjom iškovot, kadangi ir buvo tas prizinis fondas didesnis ir visa kita, bet tada atsimenu, turėjau pokalbį su komandos vadovu mūsų Artūru, tai nesmagus pokalbis buvo. Nu ten buvo tikimasi, kad tas medalis kažkoks bus tikrai. Mes irgi tikėjom, bet nu, yra kaip yra, nu, krepšinis toks dalykas, žinai, ne visada tau bus duota, ką tu nori, tai reikėjo padaryti. Ir jo, aš manau, ten galėjom tikrai pirmą vietą užimti ir kažkiek gal ir emociškai jau buvom, ne tai, kad išsekę, bet... Nebe viršūnė buvo. Nebuvo viršūnė, nes atrodo, KMT jau buvo pasiekęs tas ir ten lygiai, 2-3 savaitės, man atrodo, po KMT ir vyko kažkas tokio. Tai vat, man tas įstryg, nu, liūdna, bet antros vietos turiu medaliuką vieną, tai... Bet reiktų gal dar pirmos. Jo, ir po to vasarą kėlė sparnus į gimtąjį miestą, į Vilkų komandą. Bet tas sezonas irgi pačiam nebuvo lengvas ir trauma ilgai gydės peties. Kokie tie irgi prisiminimai iš to? Tai jo, šiaip, kai baigė sezonas, galbūt ne tai, kad turėjau vilčių, bet... Buvau įsitikinęs, kad galbūt Šiauliai norės, kad aš likčiau, nes buvau ir kapitonas, ir lietuvis, nu, kaip ir jau 3 ar 4 metus jau praktiškai, tai kaip ir logiška, veteranas. Kad turėtų kaip ir rodyti kažkokį norą, žinai, ir to labiau žaidimas nebuvo ten labai blogus, rodžius vis kiekvienais metais. Aš ką atsimenu iš to sezono prieš, sorry, kad pertraukau, kad tu įspūdingai pakėlė išprovokuotų pražangų skaičių ir ten mesdavai, man atrodo, vienas iš lyderių buvo lygoj palį. Jo, gali būt. Nu, tiesiog gaudavos taip, kad, nu, išeidavau ten nuo suolo, kai komandos ten turi bonusą būna, žinai, nu, ir tu eini išnaudoji savo stiprybės. Tai man buvo šiek tiek labai, net negaila, bet apmaudu, taip liūdna, gal, kad niekas nepaskambino, nesusisiekė, neparodė jokio noro, kad aš likčiau galbūt čia. Ir vėliau aš pats paskambinau treneriui Žydrūnui gerbiamam, paklausiau, kokia čia jūsų nuomonė, kol čia tai vyksta. Ir man jis atsakė ir man viskas aišku patapo. Ir rinkausi tarp kelių variantų, tarp išvažiavimo užsienį ir vėliau paskutiniu momentu atėjo Vilkai su to pasiūlymu, kad jo, tu čia 11-12 žaidėjas būsi, bet buvo kalbėta kažkiek gražiau, buvo kalbėta, kad galbūt tas pats Jeffrey Tayloras yra linkęs prie traumų, tu vis tiek amžius, jam reikia kažkiek ir poilsio, gaunasi Eurokapo tos rungtynės, 2 rungtynės į savaitę, tikrai kažkas norės ten ar pailsėti, ar kokios mikrotraumos bus ir tu tikėjaisi, kad to laiko tikrai gausi, galbūt kažkiek, kad ir ne Eurocapą, bet tarkim LKL, žinai. Ir aš kažkaip galvojau, nu, einu vabank, nu ką, būsiu nemėgstamas, ką darysi, bet galbūt kitokios galimybės pajusti Eurocapo lygį niekada ir neteks, tai kol buvau jaunas, esu jaunas, bet kol praeitais metais taip galvojau, tai iš pradžio viskas šiaip neblogai buvo, nes
Pasirašiau, nes Marekas pasirašė, o čia Jogis pasirašė. Nu, tikrai geri lietuviukai buvo, geri apsiliepimai apie visus. Pakalbėjau su treneriu, nu ir viskas gerai, kaip ir pradžia viskas tvarkoj buvo irgi ir pre-seasonas, ir tos pačios treniruotės, visi žaisdavo ten ir tu gaudavai žaisti po ten 13-14 minučių, kad ir ten tas Jeffas būdavo, ar ten mano pozicija dar 2 žaidėjai, bet kažkaip iššotodavo, vėliau ten kažkas traumą gavo, tu daugiau dar gaudavai žaisti. Po Kulboko buvo sustraumavęs, tai 4 pozicijoje ten žaidėjo, žinai, nebuvo, kol laukiam, kur Arnas grįš iš reabilitacijos, tai gaudavai, bet kai prasidėjo sezonas, pirmos 3 savaitės mūsų sezono buvo absurdiškos, kadangi treneris nusprendė, kad leis žaisti tik užsieniečius kažkodėl. Ir žiūrim, statistiškai užsieniečiai 2-7 plus minutės, 5-6 jų, o lietuviai 5-6 jų žiūrim po 12-13 minučių. Ir mes ten vieną laimėjom, man rodos, vieną gavom, vieną laimėjom. Ir po to laiko kažkaip biškį dar pakeitė, kad jau Tam pradėjo. buvo ir gera banga viena, man atrodo. Jo, pradėjo lietuvius tada leisti kažkaip ant tos bangos ir ta banga buvo, kur mes ten 7 ar 8 laimėjom, kur ir Žalgirį nugalėjom, ir Rytą nugalėjom, ir Eurocapę, Gran Canaria, Badalono, ten tikrai geras komandas visas nugalėjom. Ir viskas tvarkoj buvo ir aš dėl to laiko, nu, kažkiek pergyvenau, bet ir būdavo, kad ir duodavo tų momentų. Žaidžiau prieš Hopelį, man minėjo, kad ten eisi į startą, kadangi Jeffrey Tayloro vaikas gimė, tai jisai išskrido ir man sakė, kad tu eisi, tai aš ir ėjau į tą startą. Ir irgi įeini pirmas rungtynės Eurocapo prieš Hopelio komandą, kur Patrickas Beverlis surinktas, Wainwrightas, kur atvažiavęs, aš pasižiūriu žmogaus kūną, kur kaip du aš stovėjau tokie. NBA Eurolygos kūnai. Motley, Kaboklo, ten galėčiau tęsti ir tęsti, nu, aukščiausio lygio kalibro žaidėjai. Ir aš einu į startą. Nu ir man visai neblogai sekė, sakyčiau, aš ten tas rungtynės, nu jo, buvo ten tų tikrų klaidų, normalu, kas manau, bet perėmiau ir porą kamuolių. Šalia puslankę tiesiog čaržus pasiėmė savo tradiciškai. Jo, vieną čaržą paėmiau, porą baudelių susimečiau, Patrickui Beverliui, trajekai veidą įdūriau, čia va mano momentas. Ką pasakė jam po to? Nieką. Jisai pasakė, good shot boy. Ir tada atsimenu, kaip perėmiau kamuolį dar iš Motley, bandė permesti jam ir aš šokdamas, pasiekdamas, tai pamušiau. Ir mes užbėgom. Ir mes beveik tą gradą laimėjom, man atrodo, ten tik gale gavom. Ir po to aš galvojau, kad, nu jau tokį gradą sužaidė, kažkiek užsirekomendavai, jau viskas gerai. Po Vilnių, ne. Nu ir aš ėjau po to kalbėtis. Ir jo, lauk savo šanso, čia būk pasiruošęs, ir tu pasiruošęs, treniruojas. Ir nebuvo, nenoriu pasakyti, kad man blogai čia, man viskas irgi gerai buvo, kadangi aš pradėjau kitus dalykus vertinti, ten, nežinau, tie patys, ten, nuėjimai iš štanginę, žinai, padirbėti individualiai, pavyzdžiui, apie vilkus kalbant, nu, sąlygos kosminės būdavo, kadangi visada tu gali parašyti savo treneriui individualiam, jisai paskiria tau laiką, ateini belę kada, padavinėja kamuolis, planas sudarytas su fizinio rengimo, tas pats pasaka treneris, sakau, ir viskas gerai būdavo, tiesiog tam tikri momentai, kad tavęs nekesdavo, kad, nu, tas, va, užsienietis treneris ir galbūt nesupratimas, kad, nu, lietuvius ten reikia leisti, žinai. Ir jo, ir po to žaidėm, po to aš kažkaip ryte atsikėlęs pajutau biškį petį skauda, nuvarėm, treniruotę pasidarėm, uždėjo įtvarą, kaip ir normaliai, tada žaidėm prieš Jonovo rungtynės sausio ten mėnesį berods ir aš tiesiog taip stovėjau ir man pataikė ranką ir man petys išėjo, išnyro. Lygioje vietoje, taip aš net nesupratau. Ir aš pist atgal įstačiau, bėgu toliau, nesuprant. Ir lygiai, nu, tai pačioje atakoje bėgu ir man kažkas nubampino biškį dar petį ir vėl išnyro. Na ir aš tiesioginį rūbinę ir grįžtu namo ir kaip ir nėra, kad labai skaudėtų ten. Galvoju, blemba, gal nieko rimto nebus, išnyro, taip atsistatė, viskas okei, bet nuvažiavau, magnetą padarė ir buvo 2 galimybės, arba tu operuojasi ir ten 3 mėnesiai, arba bandai rehabintis, ten 5 sustiprinti, ten tarkim savo pečius, žinai. 5 savaitės, ten tarkim 4, žinai,
Bet aš nepažadu, kad tau ten Galbūt. vėl išnyrs, žinai. Nu ir aš toks galvoju, aš buvau su Vilkais 2 metam pasirašęs, galvoju, nu, okei, aš čia saugus šiek tiek esu, žinai. Ir galvoju, nu, operuojas tada aš tą petį, žinai, nebus jokių problemų po to, aš vis tiek esu prie labai aukščiausių specialistų, žinai, kadangi Gintarė, Mangis, ten Dominikas, tikrai puikus kineziterapeutai, tai galvoju, kada geriau, jeigu ne dabar, žinai. Tai prisėmiau tą riziką. Ir tas irgi labai, manau, man irgi išėjo naudą, pradėjau daugiau domėtis kūnu, pradėjau matyti tos rezultatus pratimų darimų, žinai, kur kartais atrodydavo absurdas, žinai, yra. Ir tas momentas psichologiškai buvo labai toks sunkus, kadangi ir nežaidė, ir dar traumą gavai. Ir toks, žinai, bet labai noriu savo sužadėtinį padėkoti, kad iškentė mane kažkaip. Kenčia iki šiol dar kažkaip, kartais sunku būna. Bet jo, tai va tas momentas tikrai labai sunkus buvo, bet turbūt čia, kaip ir dar kartą sakau, niekas neatsitinka be priežasties ir aš manau, kad ta trauma atsitiko ir labai gerai, kadangi ir mano mentalitetas pasikeitė, galbūt tas požiūris į krepšinį. Nėra krepšinis svarbiausias dalykas gyvenime, tikrai yra svarbesnių dalykų gyvenime. Ir aš supratau, kad reikia mėgautis to krepšiniu galų gale, nes kai tu gauni tą traumą, ypač kai gauni tą traumą, tu matai, kaip kiti žaidžia, nervuojasi ir ten nepatenkinti būna ir tu piktas ant jų esi, nes jie turi galimybę žaisti, o tu neturi. Tai va tas kartais, kai aš būnu piktas, irgi prisimenu, sakau, nukelk save atgal ten pusę metų, žinai, kaip buvo tada. Tai jo, aš stengiuosi prisiminti, kad visada reikia mėgautis to procesu ir kad tu iš viso žaidi, o ne kad esi traumuotas ir vat, jo. Tai va ta akimirka ir buvo sunki. Ir po to, aišku, tas Kamata nesėkmingas mūsų, kur irgi didelis viltis jiem, bet ir vėliau Eurokapas irgi, kaip ir viskas tvarkoja, po 2 pratęsimų gaunam nuo Klužo. Po to ten ir teisėjų klaidų buvo. Ten ir teisėjų pražanga, kur nebuvo sušilta. Ir jo, ir gaila, kadangi ir bonus, ir galimybės ten toliau. Galbūt ir nebūtų užsidaręs tada klubą, žinai. Netaip dažnai Lietuvos komanda Europoje kažką pasiekė. Būtent ten jau ketvirtfinalis būtų buvęs, kur jau nusenai kažkas ten ketvirtfinalį būtų buvęs, žinai. Tai jo, tai vat, tas liūdna buvo, bet liūdniausia tai buvo dėl ketvirtfinalio to ir dėl užsieniečių požiūrio tiesiog. Tai nenoriu nieko minėti pavardėm dar kažką, bet tiesiog jų požiūris ir galbūt trenerio įsitikinimas, kad jie vis tiek mus atves į pergalę, mus ir pražudė paprasčiausiai, kadangi tada ir Vaidas jau nežaidė, nes irgi traumuotas buvo, tų lietuvių, Nukas Krisas, Marekas Tendiogis ir Regimantas, Arnas dar prisidėdavo kartą. Bet jo, ir tas žaidimo statymas ant užsieniečių mus pražudė, nes jie nebuvo motyvuoti. Ir man keista, kai ten vėliau kalbos pradėjo tos klysti, kur ten žaidėjas ant suolo pasako, kad jis nori namo važiuoti jau. Tai parodo galbūt, kokį tu charakterį komandą atsivedė. Tai yra tavo klaida. Kas iš to, kad jis MVP titulą laimėjo? Ten, tarkim, kas iš to, kad Kaunas MVP laimėjo? Mes kažką pasiekėm? Nepasiekėm. Šiais metais lygiai, žiūrėjau, neseniai panašią statistiką renka, kur pas mus LKL rinko. Komanda ten 4-12, kažkas tokio. Tai tie gražūs skaičiai, žinai, ne visada parodo kažką. Tai man, sakau, labiausiai apmaudu, kad tokios didelės, labai didelės galimybės, kurių daug kas nevertino, tokios sąlygos, kurios sukurtos buvo, niekas nevertino ir gaila, kad stipri komanda užsidarė, kadangi ta komanda galbūt ne tiek ten pati turėjo tų bazės ir galių, bet aš manau, ta komanda privertė kitas komandas pasitemti. Nebejot. Ir tas labai geras žingsnis buvo krepšinių Lietuvos, bet dabar, kai išyra, tai ir mes pamatom
tą pačią ryto rungtynės kažkaip žmonių mažiau susirenka, tai irgi galbūt ta įtaka kažkokia buvo. Tai aš sakau, man labiausia gaila, tai prie ko noriu pribaigti, kad man labiausia gaila, kad žmonės kai kurie nevertino sąlygų, kurios buvo sukurtos Vilkuose ir kad tai vat liūdnai viskas vat baigėsi, kadangi manau, klubas tikrai turėjo labai didelis ambicijas ir didelis galimybės augti, ypač po to, kai pastatė dar tą treniruočių objektą. Nežinau, kas ten geresnės sąlygas. Tai Lietuvoje, mažai kas ir apie Žalgirio tikrai. Jo, bet aš ir Šiaulių išskirčiau irgi čia sąlygas Rūbiniai, kur kitos komandos apart Žalgirio dabar tikrai neturi. Apart Žalgirio neturi geresnės sniegas Rūbinės negu Šiauliai, čia garantuotai galiu sakyti dabar. Nes Vilkų nebėra dabar, tai jo, tai vat. Dėl to labiausiai gaila yra, kad ta arena dabar stovi, žinai, ir galbūt kažkada, yra naudojama, mačiau renginiam vairiausiam, bet vis tiek, žinai, ten tikrai galėtų būti kažkoks klubas, kad ir galbūt ne su tokiais dideliais pinigais, bet sąlygos ten sudarytas yra kosminės. Tai dėl to gaila, kad žmonės nepasinaudojo tą progą, o dėl savęs, tai aš nežinau, gavosi kaip gavosi, aš sakau, aš negalėjau kontroliuoti kito žmogaus veiksmų, jis pasirinko taip, kaip matome, jo pasirinkimai nepasiteisino. Viskas, pamirštam, važiuojam toliau, uždarom tą skyrių. Nežinau, pasiemam klaidas, kurios buvo padarytos, pasimokome ir einam toliau. Tai paprastai yra. Negalim užsibūti per daug vienoje vietoje savo mintimis. Žinai, svarbiausia iš kiekvienos tos situacijos, teigiamas ar neigiamas, kažką pasiimti pozityvos. Taip, visiškai. Sprintų pasiėmai. Visiškai pasiėmai. Ir aš dar noriu gal prisiminti tą etapą, jau kaip buvai traumuotas ir kaip tik grįžai į Šiaulius, atvažiavai su komanda į svečių rungtynės. Neatsimenu, ar Šiauliai tos rungtynės Brats gal laimėjo dar. Jo, Marastas laimėjo. Ir tau prieš rungtynės dar ir treneris Antanas Reika įteikė atminimo dovaną, tokia kaip padėka už tavo laiką. Ir galėjai galbūt jau tuo metu pagalvoti, kad maža ką, gal kitą sezoną vėl čia žaisiu. Tuo metu tikriausiai net nebuvo tokių minčių. Ne, tuo metu nebuvo, nes buvo kontraktas, jo, bet malonu buvo, kai vis tiek atvyksti, kažkokią tau duoda atminimą, smagu tikrai buvo ir pamatyti visus žmonės čia, kuriuos matei kiekvieną dieną per 3 metus, žinai, tai buvo labai labai smagu grįžti, o dėl minčių, tai dėl Šiaulių nebuvo, nes buvo tas kontraktas ir net negalvojau tą metu. Ir kaip po to vasarą vėl priėjot prie to sugrįžimo? Vasara buvo toks dalykas, kad mes ten sužinom gal birželio mėnesį, kad neliks komandos. Jo, atsimenu, įsijungi naujieną žiūriu. Atsikėlė į rytą ir pamatei telefoną. Skambinu Marikui iš karto. Sakau, tas miega matau. Sakau, įsijung naujienas, įsijungiau naujienas. Nesąmonės, sakau, sąmonės, ten visur rašo, visur jau parašė. O jisai pasirašė dar kontraktą, man buvo prieš savaitę laiką, ten prasitęsęs kontraktas. Jo, aš atsimenu. Tas, kas čia vyksta, ir žinai, tas pirmas savaitės buvo tiesiog neaišku, kas vyksta, bet mes ir skolų turėjom, nes jie nebuvo atsiskaitę ir toks, kas čia bus, žinai, dabar, kas čia dar nesąmonė. Ir jo, ir realiai pirmas 2-3 savaitės tiesiog buvo išsiaiškinimas. Ar čia realu? Ar čia realu, kaip su sutartim, kaip su skolom ir kiti dalykai. Ir po to buvo tų kalbų iš to LKL, bet prie Šiaulių priėjau taip, kad tiesiog man patiko tai, kad aš čia esu jau buvęs, aš žinau, ko tikėtis ir aš galvojau, kad tai yra geriausia vieta man atsiskleisti, kadangi, ne tai, kad atsiskleisti, bet sugrįžti, kadangi aš čia jau gerai jaučiuosi ir aš žinau, ko tikėtis man čia reikia, tai man nebuvo sunku grįžti čia, nes aš kaip savas čia šitą miestą esu, tai jo, tai pakalbėjom su treneriu, pakalbėjom su direktorium ir vienas kitą supratom ir priėjom prie greitų išvadų. Realiai per 2 dienas gavosi, kol viskas susidėjo, tai per 2 dienas realiai pasirašiau sutartį ir grįžau čia, tai tai džiaugiuosi ir manau pasiteisinęs sprendimas, bet sakau, pažiūrėsim sezono gale,
Džiaugiuosi, kad esu čia tikrai netgi per tos metus, kur aš praleidau, nes atsimenu, išvažiavau, tai Rūbinės tokios nebuvo, bet atsimenu, kai Irmantas atėjo paklausė, kokius dalykus reiktų čia sutvarkyti, tai paminėjau, kad Rūbinė reikėtų, kadangi Rūbinė buvo tragiška Rūbinė, kur šaltas oras pučia tau iš viršaus, mes turim steipo, žinai, čia susirgti gali paprasčiausiai, žinai, nuo tokių dalykų, tai kai aš grįžau čia ir pamačiau, tai žmogau, gražu, žinai, gražu žiūrėt. Tai tikrai didelis respektas ir pliusas už tai ir kaip ir minėjau, tokiais dalykais ir manau bus lengviau vėliau pritraukti žaidėjus, kadangi žaidėjai apie sąlygas tikrai kalba ir tai daro įtaką didelę. Tai man. Buvai užsiminęs pradžioj, dar kalbant apie tą sezoną, kai patekom visus ketvirtus, kad neįtikėtinai turėjot gerą ryšį su komandos draugais ir dar dabar palaikot ryšį. Kokia dabar ta Rūbinė šiemet? Dabar vėl esam 4 lentelės vietoje, aišku, dabar labai anksti kalbėti, nes tiek Lietkabelis, tiek Neptūnas dar ir Eurocup'e žaidžia, neaišku, kaip jis klostysi sezono gale, bet matos kažkoks postūmis vėl į priekį žaidimo prasme, kaip tu matytum tą, nežinau. Aš šiaip manau, kad šita komanda yra žymiai talentingesnė negu buvo ta, kur mes patekom į finalo ketvirtą, bet dalykas galbūt tas yra, kad mes dar čia gan jauni esam, ten neišskiriant Simo ir Vaido, tarkim, jo. O ten jau galbūt buvo tie žaidėjai prie to savo pikinio amžiaus, kur tas ir pas Donce ir Giedrius. Jo, ir tas Armudas ir Elmaras ten atvažiavęs po 2 metų Vengrijoje beros, žinai, vis tiek. Tai gal tas didžiausias buvo, bet ryšio prasme, tai jo, labai smagi chebra, viskas labai gerai, labai puikiai sutarėm, gerą kapitoną turim tikrai ir tas pats Simas labai prideda, kadangi lietuviškai gerai kalba ir jis nesijaučia kaip užsienietis, tai tie patys užsieniečiai yra tikrai gero charakterio surinkti, tai čia manau yra geras ofiso darbas, kad pasidomėjo galbūt apie žaidėjų charakterius ir tikrai atrinko man svarbu sąžiningus ir normalius žmonės į komandą, kurie tikrai turi kažkokias savybės ir yra paprasti normalūs žmonės. Tai nenoriu lyginti, kadangi tai yra visiškai skirtingi žmonės ir visiškai skirtingos grupės, bet tikrai labai smagi Rūbinė yra ir man labai smagu būti kiekvieną dieną ateiti ir mes galim sėdėti ir kalbėti iki vakarų. Tai ypač kai Oskarą turim komandai, tai prideda šarmo komanda. Komunikacijos prideda tas, žinai, šiek tiek. Ok, sakai, nenori lyginti komandų, bet pabaigai tada palygink pirmasis tavo rungtynės, kai žaidėjai Šiauliuose, čia buvo tuščia praktiškai salė dėl COVID-o ir dabar, aišku, tie vaikai, kur esam, nežinau, gal 3-4 palei lankomumą LKL, tų žmonių vis daugėja ir šiemet tas irgi visai matosi. Aš šiaip visų pirma noriu labai padėkoti fanam, kad ir toliau mus taip stipriai palaiko ir padėkoti fanam už, nežinau, kada čia šitą laidą leis, bet aš čia po Jonavos esam pergalės ką tik, tai Jonavoj buvo labai tikrai daug Šiaulių fanų ir labai smagu, kai važiuoja ir į išvykas palaiko mus. O dėl mūsų arenos, tai man šiaip labai yra jauku žaisti mūsų areną, kai jinai prisipildo, nes aš nežinau, yra čia kažkokia ta aura tokia, kur jeigu tikrai daug žmonių yra, aš galiu jums garantuoti, kad ir žaidėjų, ne tai kad nusiteikimas, bet kai jie pamato, kad jūsų yra daugiau, jūs tikrai labai daug tos energijos pridedat ir tikrai mes norim labai dėl jūsų stengtis ir kovoti dėl jūsų, tai aš linkiu, kad toliau eitumėt, palaikytumėt mus ir mes tenksimės jūs apdovanoti gražių žaidimų ir pergalėmis. O lyginant, tai nėra ką lyginti, kai 0 žmonių sėdi ir kad su Žalgiriu čia 4000 buvo, ar su kuo? Su Žalgiriu? Ar su Rytu? Su Žalgiriu, jo. Smagu, taip, pralaimėjom tas rungtynės, vis tiek ten taškas buvo, bet žiauriai smagu, kad ir ten Žalgirio palaikė daug kas, bet vis tiek, žiauriai smagu buvo. 5 labai smagu buvo ir tikrai linkiu toliau eiti rungtynės, palaikyti, tikrai labai stengiamės, dirbame noriai ir manau, kad galbūt pavyks kažką pasiekti